Šis žmogus ištiktas nevilties. Psalmininkas, prisiminkim. Aš skaitau jums tekstą, ne poeto kokio nors, ne rašytojo Lietuvos ar Amerikos ar Europos. Aš jums skaitau Biblijos tekstą. Ir šita psalmė yra persunkta nevilties. Jam atrodo, kad ta kančia yra amžina. 4 eilutė sako, mane laiko tokiu, kuris nužengė į duobę, esu bejėgis. Bejėgiškumo būsena. Aš nežinau, ar esat patyrę tą bejėgiškumo būseną. Daugelis iš mūsų esam sapnavę, aš karts nuo karto sapnuoju tą sapną, kai aš turiu bėgti. Ir aš net fiziškai jaučiu, kaip aš įsitempęs, visi mano kūno raumenys įsitempę, aš jaučiu net, kad nagais kabinuosi į žemę, norėdamas bėgti, bet aš tiesiog nepajūdu ne šiek tiek, negaliu pajudėti. Toks nevilties pojūtis yra, tu bėgi, dedi visas pastangas ir tu stovi vietoj. Tu negali pasiekti tikslo, į kurį eini. Bet daugelis galbūt iš mūsų patyrėm ne sapną, bet tikrą savo gyvenimo tikrovę, realybę, kai tu kažką darai, stengiasi, darai. Ir jokio rezultato, jokio progreso, jokio pagerėjimo. Ar darai ar nedarai, niekas nesikeičia. Ar stengiasi ar nesistengia, ar pasižadi, kandi savo į lūpą, ar susitari su kitais, nėra jokio progreso, jokio pasikeitimo. Bejėgiškumo pojūtis. Vis vien, ar aš darysiu, nedarysiu, viskas ritasi taip, kaip ritasi, viskas vyksta taip, kaip vyksta, kodėl aš dar turiu kažką daryti. Baisi bejėgiškumo būsena. Sako, nuskurdęs ir pasiruošęs mirti esu nuo pat jaunystės 15 eilutė. Taigi, tai trunka ilgą laiką, jį kankina šitą būseną ilgą laiką.